Taip, sveiki dar kartą. Susirinkę čia pasižiūrėti kokią nors vaizdo įrašo ir būtent StarCraft 2 vaizdo įrašo. Šiandien matysime Zergus prieš Protosus ir apatiniam dešiniam kampe kovos mūsų Lennoxas kaip Zergas ir viršutiniam kairiajam kampe e, loš Hobo kaip raudonasis protosas. Tuoj pasižiūrėsim, ką jie čia rašinė. Between two well-balanced races in playing balanced games as well as balanced matchup. Will I have fun? Okay, whatever. Between two... Okay. Taip, žemėlapis vadinasi Taldarim Alta ir ką žiūrėsim. I will take this, okay, for thanks. No problem, mate. Bet kuriuo atveju, paaiškinsiu situaciją. Čia yra iš vieno turnyro, kiek aš supratau, kiek man pats Lennoxas sakė. Nežinau, gal šitas būtent įrašas gal nėra iš turnyro, bet veikiausiai iš turnyro, vienu žodžiu, jie žaidė prieš Portugalus ir Portugalas bus Hobo, o Lennoxas bus figūrė 05 komandą atstovaujantis Zergas. I need only your second gating or six pulling, right? Only 8. Vienu žodžiu, kiek aš supratau, kad control names, kad bahriukai viens kito ne per labiausiai mėgsta. Taip, žiūrėsim messages. Are you two gating? You are six pulling. Okay, what the cannons I have? Okay. That's cannons already got for you. Forget. Send probe. Tai o kas čia? Ne, čia ne forgot. Štai prašom pilonas. Na, žodžiu, taip, šitie žaidėjai viens kitą per labiausiai nemėgstam, ypač čia, taip sakant, rasiniai nesutarimai, Zergai ir Protosai. Na, iš tikrųjų, keblų čia su tais Zergas ir Protosais, įvairiausių čia dalykų galima prisakyti ir galvoti, bet šiaip, man atrodo, iš esmės StarCraft 2 yra gan subalansuotas žaidimas ir ką mes matom iš Hobo pusės, tai yra vienas kaupiamasis kristalas ir dvi patrankos. Štai ir trečia patranka. Viena, matom, atšaukta, viena tuoj susiformuos. Ir taip, šitokios situacijos yra iš tikrųjų labai nervinančios Zergam ypač, nes labai ankstyvom žaidimo stadijai nėra tos tarunuojančios galios, taip sakant, graužiančios. Ir jeigu sumėtis labai daug patrankų Protosas labai geros tokiose vietose, tai labai iš tikrųjų sunku ir lingam, ir karalieniam pragraužti labai daug laiko užima. Ir per tą laiką Protosas gali labai greit išsiplėsti ar dar kažką padaryti. Nu, žodžiu, tokiose situacijose bent jau ką aš mėgstu daryti savo žemesnėje ten aukso lygoje, tai imti iškart dvi dujas, kaip kad čia dabar parodyti, išspausti karalienę, pridaryti dafiga darbininkų, kad viską čia, visus mineralus kuo efektyviau išgautų, iškart pastatyti ant dujų viską, tiekint dar aukščiau vieną padalą negu kad veisykla ir pastatyti hidraliskų tą hidrų, kaip ten tas vadinasi, vienu žodžiu pastatėlį tą ir nidusą numest. Ir hidrų nidusą darau tokį puolimą. Ir faktiškai tai yra labai gerai. Ką mes čia matom? Matom paslėptą vysyklą. Siaubas, aš net neįsivaizduoju. Bet iš tikrųjų labai keista, kad mūsų... nieko čia keista, Hobotas, jis čia sumetė, žiūrėkit ką, patranką vieną, patranką antrą, vartos ir du pilonai, vienu žodžiu, jis bazėje savo nieko neturi, kadangi jis viską statosi prie Lennoxo bazės. Ir tai Lennoxui netgi dar labiau į naudą, kadangi jis nieko savo bazę nestatys ir šita vysykla bus pastebėta super per vėlai. Ir žiūrėsim ką, bet reikia Lennoxui ir bazėje kažkaip apsiginti. Matom, visi darbininkai čia puola vieną fanatiką. Aš kaip sakau, vienas fanatikas čia gali padaryti truputėlį bėdų. Darbininkai čia su karalienėm turėtų susitvarkyti, bet visgi reiktų numesti vieną ar du krapštukus. Ir matom, jau susiformavo veisykla ir jau vienas pirmas tarakonas atsiranda. Ir nežinau, pažiūrėsim, ar mato mūsų nieko.
Oi, mato, viskas, mato dabar jau. Į, mato dabar jau į Hobotas, kas vyksta. Čia Lenoksas kaip ir toliau gynasi su tranais ir karalienė savo bazę. Ir, nu, žodžiu, sakau, reikia krapštukų, kad lengviau apsiginti nuo šitų fanatikų. Čia matom. Overlordas darbininkai čia prieš tarakoną tikrai nepašokinės, o kadangi bazai faktiškai nieko absoliučiai neturi, mūsų hobotas, tai dabar didžiulė bėdoj, va tik jis dabar pradeda įspinduliuoti dvi patrankas ir pirmąjį, ir ne pirmąjį, o šiaip kibernetikos centrą. Tarakonai čia atšauks šitą į patranką. Tarakonai kartu sušaudys darbininkus ir sušaudys veikiausiai šitą į kokiamą į kristalą. Nu, žodžiu, dabar visus bėdas persikelia į Hobo pilį. Ir tai nėra labai gerai. Į... tai nėra labai gerai Hobotui ir jis supranta tą, kad jis su tais tarakonais niekaip nesusitvarkys. Ir vienu žodžiu, net nežinau, iš tikrųjų, Hobotas norėjo tiesiog sutraiškis Lenoksą, jis norėjo jį pažeminti, jo netgi Lenokso pačiam pirmam plėtinį norėjo įsteigti savo faktiškai turbūt bazę ir tiesiog nužudyti Lenokso vietoj, bet Lenoksas savo ruoštų įsteigė jo savo bazę, jo bazai, kad ir kaip keistai tai beskambėtų. Ir gavosi taip, kad Hobotas absoliučiai nieko neturėjo ir man ką, būkite atsargus protosai, nes jūs pradėsit čyzint, tai ir jūs užčyzins, susūrins. Vienu žodžiu, jo, puikiai čia Lenoksas susitvarkė. Matom, netgi įtraukęs buvo, ai ne, jis čia turbūt tiesiog gynėsi nuo fanatiko ir pamiršom dujų atgal įtraukti. Ir šiaip tarakonai nėra labai brangus, nu bet kuriuo atveju. Taip, smagu.